Nors ekranuose matome tik režisierių pavardės, bet ne jų veidus, tačiau tikriausiai mažai būtų žmonių, kurie galvotų, kad aktoriai vieni patys sukuria filmą. Viso ko šis režisierius. Šiais metais 5 iš jų pretenduoja į sidabrinę gervę. Režisierė Aistė Stonytė dokumentinį filmą Mamutų medžioklė kūrė 7 metus. Tiek reikėjo, kad būtų rasti detektyvinės istorijos pėdsakai. Iš tikrųjų, priekį pradžioje vedė tą detektyvinę liniją, bet aš labai greitai supratau, kad ta graži legenda, kurią aš girdėjau vaikystėje iš savo tėčio, aktoriaus Česlovo Stonio, kuris dirbo su Jonu Jurašu Kauno dramos teatre, yra iš tikrųjų tik legenda ir yra antras šitos istorijos dugnas, kuris greičiausiai buvo nežinomas net pačiam režisieriui ir supratau, kad filmas keis savo vektorių ir tai nebus pasakojimas tik apie dingusią juostą. Visaip grasino, kad plyta nukris man ant galvos, į beprotnamį uždarys. Skandalingas spektaklis. Kada ateina ta minutė, kada filmas tau nebepriklauso, tai apie tai kalbėjau su savo dėstytojais, apie tai kalbėjau su savo broliu ir visą laiką galvodavau, kaip, vis tiek tai yra tavo kūdikis. Ir supratau, kad iš tikrųjų jie visi buvo teisūs. Ateina ta sekundė, kada filmas tarsi tau nebepriklauso. Kai premjeros dieną, staiga tu išgirsti, kaip publika kvatoja arba nuščiūva ir gal ne tose vietose, apie kurias aš galvojau. Ir staiga aš suprantu, kad tas kūrinys jau priimamas kito. Viskas, jis atsiskyrė nuo manęs ir dabar prasideda jo gyvenimas. Filmas Čiulbanti siela anot režisieriaus atsirado todėl, kad jis norėjęs į lietuvių kinematografiją įnešti paslapties ir kuo mažiau socialinės dramos, kurios Deimanto Narkevičiaus teigimu ir taip yra labai daug. Komanda, žmonės, kurie dirbo prie šio filmo, mūsų visus siejo bendra patirtis ir pažintis su mūsų palikusiu operatoriumi Audriu Kemežiu ir iš dalies iš tikrųjų daugelis žmonių susibūrė šiame filme, tiesiog prisimindami savo kolegą ir taip jis prasidėjo. Eik šį, jis tokiai prašlių, žas išgaus žmogų, nes jau šiai dar su jį, tarda neveginėje, reida palės didinas ra. Premjera režisieriui yra didelis išbandymas. Turbūt reiktų prisiminti Wernerį Herzogą, kuris yra pasakęs, kad neegzistuoja filmas tol, kol neįvyko jo pirmasis susitikimas su žiūrovu. Susigrąžinsiu aš tas skolas ir sakau, man tada, manau, ir Vilniui gal gerai bus, kai žinosiu, kad, ta prasme, žinai, aš neturiu skolų ir bus žymiai ramiau. Režisierė Elena Kairytė teigia, jog dokumentika yra nuostabus būdas pamatyti šalia esančius žmonės ir papasakoti kino vertas istorijas. Toks filmas yra Roberta. Vienas sunkiausių ir turbūt įdomiausių dalykų, kuriant šitą filmą, buvo tai, kad jis buvo filmuotas daugiau negu 4 metus. Ir kartais būdavo sunku rasti motyvacijos taip ilgai tęsti filmavimo darbus. Bet tuo pačiu tas ilgas kūrybinis procesas leido tikrai gerai įsižiūrėti į mūsų filmo heroję ir užfiksuoti daug jos gyvenimo fragmentų, epizodų, kurie vėliau susidėliojo į šito filmo istoriją. Čia aš tą planą turėjau daug metų pakankamai, jis nelabai keičiasi. Aš tiesiog apie jį nekalbėjau, bet jau dabar viskas taip artėja, kad jau tiek nebedaug liko. Režisierė Marija Kaftaradzė nesipuikuoja ir savo darbo rezultatais dalyjasi su visa komanda. Sako, kad jei ne šalia dirbantys ir jie tikintys žmonės, tai filmas Tu man nieko neprimeni nebūtų toks sėkmingas. Labiausiai esu dėkinga už be galo malonų darbo procesą. Taip pat ir visai komandai, visiems žmonėms, su kuriais kūrėm šį filmą, todėl kad dirbti buvo ne tik labai įdomu, aš iš kiekvieno labai daug išmokau. Ką aš labiausiai vertinu, tai kad jaučiau iš komandos begalinį pasitikėjimą ir tai mane labai išlaisvino pasitikėti savo intuiciją ir tiesiog kurti. Aš nemanau, kad yra vienas teisingas būdas būti kartu. Ir aš nemanau. Filmo 5,5 meilės istorijos viename Vilniaus bute režisierius Tomas Vengris turėjo nemenką uždavinį.
Per trumpą laiką perprasti, pajusti ir pažinti jo komandos aktorius. Anot režisieriaus, tai buvo tikras rokenrolas. Didžiausias iššūkis man režisuojant filmą buvo gal ir didžiausias to pačiu malonumas. Aktoriai šito filmo atkeliavo iš viso pasaulio, nebuvo progos repetuoti gyvai iki filmavimo, tai iš esmės atskrysdavo sekmadienį, dieną prieš filmavimą, geriausiu atveju būdavo 2 valandos greitai pereiti sceną. Aš labai džiaugiuosi, kad tu sveika. Kur tai atsitiko? Aistė Stonytė, Deimantas Narkevičius, Elena Kairytė, Marija Kaftaradzė, Tomas Vengris – geriausi šių metų lietuvių režisieriai ir vienam iš jų bus įteikta sidabrinė gervė.